Negalia tai ne jokios ribos ir net ne problema. Tai kitokios galimybės, kai šalia žingsniuoja toks ištikimas draugas, o širdis dega meilę sportui. Turėti judėjimo negalią ir būti profesionaliam sporte man reiškia galimybę tobulėti fiziškai ir psichologiškai kiekvieną dieną, siekti ir užsibriežti naujų tikslų, keliauti bei pažinti begalę nuostabių žmonių. Negalia augant sukėlė man diskomfortą, tačiau atradus sportą supratau, kad jei negaliu daryti, ko noriu, tai turiu daryti, ką galiu. Sportas atvėrė man visiškai naujus horizontus, padėjo pažinti pasaulį ir pažinti save ir tobulėti kaip žmogui. Dabar sportas yra mano gyvenimo variklis, juo gyvenu ir kvėpuoju. Turiu judėjimo negalią, vaikštau su dešinės kojos protezu. Sportas man suteikia galimybę judėti, stiprinti savo kūną ir įprasminti gyvenimą. O žmogaus kūnas ir sutvertas judėti. Tai judėkime kartu. Sportuoti pradėjau paauglystėje, kas man suteikia galimybę pradėti integruotis, dalyvauti kartu varžybose su gerai reginčiais sportininkais, šiek tiek pridavė drąsos ir pasitikėjimo savimi ir žinoma suteikia galimybę nebijoti būti tokiai, kokia esu. Man sportas yra kaip gyvenimo variklis, kuris ugdo mane kaip asmenybę. Kiekvienos dienos treniruotės ugdo tavo discipliną, valią, kuri labai padeda paskui ir kasdieniniam gyvenime. Be abejo, labai svarbu ir bendruomenė. Asmenys, su kuriais tu kartu treniruojasi. Su jais gali dalinti savo patirtimi, pasiekimais ir tai ugdo tavo pasitikėjimą savimi. Aš manau, kad kiekvienas turėtų užsiiminėti sportu. Per sportą aš galiu realizuoti save ir pilnavertiškai įsitraukti į visuomenę. Sportas mane išmokė disciplinos, pasitikėti savimi ir kitų savybių, kurios padeda man gyvenime. Sportas taip pat man davė naujų pažinčių ir žmonių, kurie tapo mano palaikymo šaltinis ir kurių dėka aš galiu siekti savo svajonių. Aš su negalia gyvenu visą savo gyvenimą ir aš iš dalies galiu būti dėkinga negaliai, kadangi būtent dėl jos gydytojai parekomendavo mano tėvams mane atvesti į baseiną, kur ir prasidėjo mano sportinė kelionė. Ir per sportą aš užaugau kaip asmenybė, aš išmokau suprasti save, aš išmokau suprasti kitus, išmokau disciplinos, kaip užsibriežti tikslus, aš išmokau kaip priimti tiek pergalės, tiek nesėkmes. Ir šios visos patirtis man suteikė tikrai didelį norą siekti daugiau ir tobulėti. Aš sveikinau su žmonės su negalia, su tarptautinė žmonių su negalia diena, o visiems kitiems ir kitoms norėčiau priminti, kad mums gailesčio nereikia, mes paprasčiausiai norime supratingumo ir pagarba grįstų sprendimų. Tad nebijokime būti atviri pokyčiams ir pokalbiui.